May it be an evening star, shines down. Sveika, miela Dovilė. Tau rašo 16-metė Adžana iš tolimojo Afganistano, Goro provincijos, Čakčarano miesto. Manau, nustebsi, iš kur gavau tavo adresą. Mūsų mokykla gavo laišką iš jaunimo organizacijos Lietuvoje. Jame ir radau jūsų mokyklos ir mokinių adresus, kurie norėtų susirašinėti su Afganistano vaikais. Pagalvojau, jog būtų puiku, jei taptume draugėmis, todėl nusprendžiau tau parašyti apie mano šalį. Tu tikriausiai žinai iš geografijos pamokų. Tai valstybė Azijos pietvakariuose. Labai didelė, gyventojų daugiau negu 30 milijonų. Apie tavo šalį irgi žinau nemažai. Galbūt nustebsi, iš kur, kaip, juk mus skiria 1000 kilometrų. Mūsų mokykloje svečiavosi taikos misiją palaikę kariai iš jūsų respublikos. Jie lankėsi mūsų mokykloje 2013 metais. Pasakojo, jog Lietuva Goro provincijoje pastatė net 22 naujas mokyklas. Mūsų mokykla irgi. Kariai mums dovanojo mokyklinių priemonių, atvirukų, rodė filmą apie Lietuvą. Man labai patiko tavo šalies gamta. Jis sužavėjo. Tikiuosi, kad mes tapsime geromis draugėmis. Ir vieną dieną tu atvyksi į tolimąjį Afganistaną, o aš apsilankysiu Lietuvoje, nedidelėje šalyje prie Baltijos jūros. Tad tuo ir baigsiu šį savo laišką. Siunčiu tau kuo nuoširdžiausius linkėjimus ir laukiu atsakymo. Sudie, Adžana.